namai. Antra diena Akadija parke, bandysim lipti vat į šitą vat kalną šiandien. Yra kažkoks tai kelias jį veda, va ten į mišką. Giedrius su Maja jau išėjo į priekį. Mes su Kristoferiu juos vejamės. Na, žiūrėsim, kaip mums pavyks. Giedrius minėjo, kad yra kažkokios tai vertikalios kopėčios. Tai neaišku, ar mums visų sąstavų pavyks. Labai tikiuosi užsikabaroti. Štai koks gražus takas. Akmeniniai suolai, akmeniniai laiptai, tiltukai. Žiūrėsim, kaip mums seks. Tai kokios akmeninės kopėčias. Kol kas mes su Kristoferiu kabarojamės, bet Giedrius iš viršaus parašė žinutę, kad su Maja ten nepraeinama. Tai vat, žiūrėsim, kas bus. Gaila, aišku, jeigu nepavyks. Štai čia įdomybės prasidėjo. Giedrius nuėjo į žvalgybą pažiūrėti, ar užlipus šitam kopėčiam mes toliau su Maja ten galėsim. Štai mes jau gan aukštai, va ten jūros gabaliukas matosi jau. Štai, čia kitas kalnas iš kitos pusės. Nu, aš tai labai noriu užlipti. O Kristoferis laukia. Toj, va čia vaizdas yra jau nuo šito taško, o va čia reikės eiti tiesiog va tokį va kalnių. Reikia ten. Paskui tetė tau, tik tai to jisai dar pažiūrės, duos tau ženklą kada. Na, dabar lipa Kristoferis su Giedrium, kitomis kopėčiamis. Mes su Maja užsikabarojom, va Maja. Per arti, nesufokusuoja į ją. Jinai kabo ant manęs dabar. Čia yra kaip lengva? Jo, čia gan lengva. Čia tiesiog reikia atsargumo priemonių su mažyliu. Ir einam toliau į viršų. Juoda skruzdėlė. Čia yra gan sunku. Štai prisėdam pailsėti truputėlį. Jau matosi gražus vaizdai, gan aukštai jau palipame. Gan sunku, vaikučiai šiek tiek pavargo, va čia sėdi dabar. Sėdi žaidžia. Čia Giedrius su Maja. Nežinau, kiek mums dar lipti. Ar čia dar aukštai, bet mes jau ganėtinai aukštai ir mes jau čia viską gražiai labai matome. Ežerai. Maja sugalvoja, kad čia galima maudytis. Štai kaip mes jau gražiai palipame. Matosi salos kažkokias, tai kalnai. Čia. Dabar laiptai baigėsi ir tokie labiau akmeniniai plato. Ir mes per juos kabarojamės į viršų. O čia jau matosi labai gražiai apžvalga jau. Bet Giedrius mane vis gąsdina, kad mes čia dar... Na, čia jau panašu į viršūnę. Panašu, kad mes ją pasiekėme. Tai mes apžiūrėsime, kas čia buvo. O ten yra kitas kalnas. Priartinsiu, ten matosi, kad irgi labai daug žmonių vaikštinėja. Bet kad į jį užlipti reikia nulipti žemyn ir dar kartą užsikabaroti. Aš galėjau, kad Čia matosi.
kalnas. Vaikai užsikabarojo šitą kalnelę dar. Bet jau pačiam. Mes esame Bar Harbor miestelyje, jis yra teritorijoje Akadija parko, labai mielas miestelis, labai gražus. Toks visokiausia. Atėjome šiaip pasižmonėti ir gal suvalgyti kokį ledą, arba Kristoferis liepė ieškoti Subwayaus. Čia yra aišku lobsterių miestelis, bet mes paieškosime Subway arba gal kažkokių ledų. Ir planuojame rytoj, dar planuojame pernakvoti čia ir rytoj dar kokį nors. Tu matai, koks traukinys panašiai širlakų yra? Jau matosi kažkoks tai vanduo. Tuoj mes atsisėsime prie vandens ir vaikams nupirkome skanėstų. Čia graži prieplauka. Matosi laivai. Štai čia tokie gražūs vaizdeliai. Labai mielas miestukas. Labai prižiūrėtas, toksai kurortinis. Visur yra įvairūs užrašai ir iškabos susijusios su lobsteriais, kaip jie vadinasi, langustai, nes čia yra omarai, nes čia yra kraštas, tas ir netgi simbolis apskritai Meino valstijos yra omaras, vienas iš simbolių, kiti yra meška ir briedis, kaip mes jau išsiaiškinome, netgi turime meškų kepures, vaikai nusipirkom, o čia vat tokia graži prieplauka, kažkur ten toliau iš šono bus paplūdimėlis. Mes irgi pabandysim surasti čia kavinės, gražus keltas. O tuoj mes pamatysime, kągi valgo Kristoferis. Ir ten matosi ir Majos pyragėlis. Kristoferis nusipirko vietinį pyragą su mėlynių uogiene, kurį jau bando pribaigti, o Majos yra va toks keksiukas. Štai. Čia va šeimos portretai. Iš čia išplaukia laiveliai visokie, vadinami lobsterio medžioklės. Nežinau, ką tai reiškia. Čia toksai vietinis autobusas smagus.
O čia Maja žaidžia. O štai kokie arkliukai čia su vežimaičiais. Bet kokie jų plaukai yra gražus ant kojyčių. Štai radom kokią įdomią vietą miestelėje. Čia yra, kai jūra atslūgsta, susijungęs šita sala su kita sala, va ta, va. Ir jie galima nueiti. Va, ten matome, ten ta prieplauka, kurioje mes ką tik buvome. O čia va toks kelias. Galima nueiti kitą salą, o ten galima išsimaudyti, turbūt.